Mūsų tėvai išgyveno ir per jėgą bendravo, nes nereikėjo palaikyti darnių santykių. Kai gyvenimas yra avarija ir išgyvenimo dirbtuvės, ten vyksta tarpusavio greitos, stiprios, vienas kitą žaginančios komandos, kur pagrindinė esmė yra išgyventi. Tai yra vilkti gyvenimo jungą ir kai esi baudžiauninkas, baudžiauninkiškai ir gyveni ir kalbiesi tarpusavy. Ir paprastai ten buvo ne vyro ir moters santykiai, ten buvo bobos ir dėdo santykiai. Sužvėrėjusio, išsigandusių, sutraumuotų, su krūva nužudytų žmonių aplinkui. Žmonių santykiai, kur iš principo mes velkam visą naštą nesveikais žiaurios istorijos, kur mūsų tėvai nebuvo blogi, jiem buvo blogai. Jiem buvo paprasčiausiai blogai. Ir įgūdžiai kreivai šleivai veikia. Mes atsiradom, mes va, gyvi, beveik sveiki, beveik pavalgę. Taip kad išgyvenimo prasme šita planeta yra net ir dabar okei. Ir mes nesam prarasta karta. Mes esame toj situacijoj, kur mes galim pamatyt prieš savo nosį, kad yra va tokia situacija. Ją apkabint ir tada, kaip aš atsidūdau savo laiku, kad, nu, blemba, reikia prisimti atsakomybę, pradėti studijuoti, pradėti mokytis. Ir anksčiau tas klausimas net nebuvo prieš nosį daugelį žmonių. Dabar mes turim vis daugiau žmonių, kurie sako, aš noriu gyventi gražiau, harmoningiau. Aš noriu džiaugtis gyvenimu. Ne tik tai per malonumus, bet ir per širdies džiaugsmą. Nes santykiuose galim gauti malonumą, pamokas mes gausim ir galim gauti džiaugsmą. Džiaugsmo daugelis porų porą tūkstančių metų neturėjo tarpusavį, nes nebuvo laiko. Dabar suteiktas laikas, kai kurie mums, kurie klausot laidos, leidžia užsiduoti klausimą, o kas yra daugiau, ką mes galim ant žmonijos istorijos pastatyti daugiau, kad būtų galima, įdomiau, dar gražiau gyvent.